Sveiki, aš išmanių ekspertas Karolis, o čia ką tik mus pasiekusio LG G4 pakuotė. Nekantrauju ją atidaryti ir pasidalinti su jumis pirmaisiais įspūdžiais. Dėžutėje randu telefoną, įkroviklį, USB laidą, ausines ir bateriją, kuri G4 modeliai yra keičiama. Tiesa, tai tarp flagmanų pakankamai reta, taigi ilgesnėse kelionėse galiu ją pakeisti atsarginę ir per kelias sekundės turėti vėl pilnai krautą telefoną. Pirmiausiai paėmus į rankas G4, krinta į akis didelis 5,5 colio ekranas ir vos lenktas korpusas. Nugarėlė gali būti iš kokybiško plastiko arba iš natūralios odos. Tai tikrai labai įdomiai ir solidžiai atrodantis sprendimas. Dėl unikalios formos ir neslidžios nugarėlės G4 rankose laikyti ypač patogu. Kitas unikalus, jau LG pamėgtas sprendimas – garso reguliavimo ir jungimo mygtukai įmontuoti nugarėlėje. Telefoną laikant įprastai, jie atsiduria kaip tik po pirštu, todėl įrenginį valdyti paprasta. Nugarėlę galima nuimti ir norint pasikeisti. Todėl G4 išvaizda visada galės taikliai atitikti jūsų stilių ir nuotaiką. O po dangteliu rasite microSD kortelės jungtį. Taigi su šiuo išmaniuoju atminties tikrai užteks viskam. Vos įjungęs ekraną, galiu iškart pasakyti, kad jis ne tik didelis, bet ir puikus. Vaizdai kontrastingi, spalvos perteiktos ryškiai. Be to, LG G4 dar gali pasigirti galingumu, lengvu valdymu ir ypač geromis priekinė bei pagrindinė kameromis. Nekantrauju išbandyti visas jo funkcijas detaliau. Ir vos tik tai padarysiu, pasidalinsiu su jumis išsame šio flagmano apžvalgą.